Ne kažkur čia. Gerai? Kažkur tais. Ir pasistebėm ant puspirščių. Pasižiūrim į savo kulnus, ar jie išsiskyrė, ar jie yra suglūsti. Ir nusileidžiam. Įsivertinot? Gerai. Truputėlį kojas. Jeigu kažkas gale nematot, paeikit, aš nestosiu ant stalo. Kojas pastatom klubų plotyje, pasitikrinam pažiūrėdami, kad jos nebūtų kaip V raidelė. Visiškai tiesiai. Visai tiesiai. Ir dar kartą pasistebėm ant puspirščių. Ir dar kartą pajaučiam, ar kulnai iš šonus, ar jie tiesus. Ir nusileidžiam. Įsivertinot? Įsivertinot. Tai dabar taip darom. Paskai pėdos per tarpelį ir pakilot ir laikotės tiesiai, kulnai nesiverčia, tai čiurnos stiprios, likite taip. Paska, kulnai į šonus, suglaudžiat ir spaudžiat vieną į kitą. Tai bus lengviau. Gerai? Mums reikia tvirtai čiurnas įtvirtinti. Ok, darysim tokius pratimus. Rankos jos bus kaip svertas, jos truputėlį padės. Su įkvėpimu pasistiepsim ant puspirščių, su iškvėpimu garsiau. Yra kas už mane mažiau sveria, yra kas daugiau, bet turiu girdėti, tiek, kiek jūsų yra, tiek kulnai turi daužtis. Įkvepiam ir su iškvėpimu. Dabar gerai. Nu gerai. Įkvepiam. 2. Įkvepiam. 3. Įkvepiam. 4. Ir taip 2-1. Įkvepiam. 5. Įkvepiam. 6. Įkvepiam. 7. Įkvepiam. 8. Įkvepiam. 9. Įkvepiam. 10. Įkvepiam. 11. 12. 13. 14. Dar truputį. 15. 16. 17. 18. 19. Paskutinis. Ir numetam save. Gerai, atsisėskit, galite apsiaut šiltą. Man tai šilta, jums kaip nežinau. Galit ir neapsiaut, galit atvėsti truputėlį, tada apsiausit. Taigi, trumpai apie šitą pratimą, ką mes dabar atlikom ir ką padarėm. Mes suaktyvinom savo pirmiausiai kraujotaką, atmušėm kūną, jautėte, ne? Jeigu kas gerai darė, tai turėtumėte, man tai dreba, kai nusileidžiu, tai ir jums turi drebėti. Ten papačia, jeigu kažkokius kaimynus turim, tai atsiprašom trumpam, neilgai. Tokį pratimą iš tiesų galima, kaip jums atrodo 21 kartas, kiek laiko užėmė? Net mažiau gal negu porą minučių. Susidėliojom čia įkvėpti, iškvėpti, vienu gerai porą minučių, ne? Jį galima iš tiesų daryti geriausiai basomis, truputėlį mažiau geriau su kojinėm, dar mažiau geriau su batais, visai prasčiau su aukštakulniais. Tai nusiausit. Iš tiesų galima padaryti bet kur, einant nuo taško iki taško, sustot, kad ir kažkokioje erdvėje uždaroje, tokioje kaip, jeigu jau labai nėra koridoriuje ar ten kažkokioje vietoje sustojat, nueinat į tualetą ir padungsit kulnais. Bet kur, ne? Tai mes pirmiausiai supurtėm savo kūną, suaktyvinom kraujotaką, suaktyvinom savo nervų sistemą, tai yra mūsų receptoriai. Ar buvo kažkas, kas iš jūsų jautėt skausmą kulne? Buvo tokių. Jeigu yra skausmas, tai yra keli tokie dalykai. Vienas momentas, paaugliai, jeigu atlikinėja šitą pratimą, daugam skaudės, nes jų kūnai auga, dar ten pas juos visai kitaip kaulai formuojasi ir taip toliau ir yra sudėtinga, tiesiog su pačiu kūnu, dar jam reikia truputėlį ramesnės veiklos. Jeigu suaugusiam jau žmonėm arba vyresnėm, jau brandžiam amžiuje pradeda skaudėti kulnus, iš karto keli momentai, žiūrim į savo svorį, iš tiesų sąžiningai, antsvoris duoda savo, jeigu tokių dalykų nėra, pasižiūrite savo pėdas, galbūt tai yra nuolatinė jau problema, ne? Tiesiog gali tai būti, kad
kaulai netaip formuojasi. Turbūt nežinau, ar esat matę, girdėję, kada va šitas va kauliukas išlenda, ypatingai pas moteris, arba nuo didelės pėdos ir aukšto ūgio, nu kiek matau, čia nėra pas mumis tokių, pradeda ypač vyrams, va čia kauliukas deformuotis. Tai dėl tų visų deformacijos, dėl avalynės netinkamos būna, kad tikrai ten kažkur užspaudžia ir skauda. Kitas momentas, jeigu skauda tiesiog va truputėlį, tai reikia dažniau daryti pratimus. Tokius, kad suaktyvinti ir išvalyti visus tos dalykus, kurie ten yra sukietėję, gali nuospaudos visokios būti. Tai susipurtėm, sujudinom, suaktyvinom kraujuotą, kad dažniausiai karštis sukyla mumise šito pratimo metu, gal kažkam, sakau, man tai šilta, nežinau, ar jums prasidėjo, buvo šilta. Ir mes truputį save nuraminam, nuimam baimės, galima daryti pratimą tokį bet kada. Atsikėlėt ryte, norit save suaktyvinti, mes galim truputį padunksėti, ne? Tiesiog, va, iš tualeto išėję iš karto. Tarp žmonių, tarp paskaitų, tada, kada baimės yra prieš galbūt atsiskaitimą, egzaminą, prieš kažkokį svarbų pokalbį, padunksit ten, ne? Tik ne taip greitai, reikia visada įkvėpti ir numesti save, visų ūgių, visų svorių tiesiog. Gerai, einam toliau. Kažkas